Kas yra oficialioji kalba? Daugelie pasaulio valstybių šnekama ne viena, kartais net keliais šimtais kalbų, tačiau ne visos jos yra lygiavertės. Dalį iš tų kalbų, dažniausiai mažumai, valstybė pripažįsta tam tikras išskirtinės teisės. Tokia kalba šnekama parlamente, vyriausybės institucijose, savivaldybėse, daugumoje žiniasklaidos, švietimo sistemoje, kariuomenėje, ta kalba rašomi topografiniai ženklai ir teikiama viešoji informacija. Tokias kalbas mes vadiname oficialiosiomis kalbomis. Kad kalba būtų oficialioji, ji paprastai turi turėti 3 požymius arba bent dalį iš jų. Tai turi būti įtvirtinta teisės aktuose, ji turi būti funkcionali ir tai turi būti tapatybės kalba. Jeigu yra visi 3 šitie požymiai, pavyzdžiui, kaip Lietuvoje, tai mes sakome, kad tai yra valstybinė kalba. Tai yra pats aukščiausias oficialiosios kalbos statusas. Kalbos statusas yra hierarchinis. Pavyzdžiui, gali būti toks statusas kaip oficiali valstybės darbo kalba. Tokia yra anglų kalba Indijoje. Gali būti oficiali regiono kalba, kaip slovėnų kalba Italijoje, arba pripažįstama kalba, kaip karaimų kalba Lietuvoje. Žemesnis kalbos statusas ne visada reiškia, kad tai kalbai gresia kažkokie didesni pavojai, išnykimas, ar jį kaip nors skursta. Pavyzdžiui, lietuvių kalbos statusas yra pats aukščiausias, pirmasis, o vokiečių kalbos Vokietijoje arba japonų Japonijoje yra 4 statusas, bet mes matom, kad tai stiprios kalbos ir niekas ten nemano, kad joms kažkas ten gali nutikti. Kas yra? Tos tautos, kurių kalbos buvo persekiojamos, diskriminuojamos, naikinamos, visada stengiasi savo kalbos statusą įtvirtinti teisės aktuose. Bet ne vien teisės aktai gali kažkaip palaikyti kalbą. Pasižiūrėkime į Airiją. Airių kalba jau beveik 100 metų yra oficiali valstybės kalba, bet anglų kalba ją visiškai įstūmusi į paraštės. Todėl pastaruoju metu Airijos kalbų komisaro tarnyba stengiasi šią kalbą sugrąžinti į viešąjį gyvenimą. Dar gali būti ne tik valstybinės kalbos, oficialiosios kalbos, bet ir tarptautinės. Pavyzdžiui, Europos Sąjungoje priklauso 27 valstybės ir joje veikia 24 oficialiosios kalbos.